Taigi, kolegos, kalbam apie miesto viziją, kūrėme ją ir noriu pradėti nuo mūsų viceministrės. Gerbiama Reda, jūs nesenai buvote aktyvi bendruomenės narė, o dabar jau tapote politikę. Taigi, ko jūs tikėjotės iš šito forumo? Kodėl jūs čia? Ką jūs norėtumėt pasakyti, galvodama apie mūsų miestų viziją, apie miestų, kurie nebūtinai visi auga taip kaip Vilnius, dauguma iš jų tiesiog traukėsi? Tai labai ačiū už suteiktą žodį. Čia esu dėl to, kad kolegų ministerijoje buvau nedelsiant informuota, tik pirmosiomis savo darbo ministerijoje dienomis, kad tai ta diena, tas įvykis metų kalendoriuje, nuo kurio skaičiuojami tam tikri dalykai ir tai atskaitos taškas, tai yra tas formatas, kur diskusija labai yra vertinama ir ta tradicija, kuri jau štai daugiau negu 10 metų susikloščiusi, tikrai gali būti fiksuojama kaip tradicija. Ir mes toj mūsų diskusijoje, tam rate, kur diskutavom apie viešą valdymą, viešą administravimą, priėmėm vieną konstruktyvų nutarimą, kad šis urbanistinis forumas buvo geriausias iš visų. ir to paties tikimės iš būsimo. Tai tiek dėl forumo, o dėl miestų vizijos, tai iš tiesų man kol kas kaip politikė turiu daug mažiau patirties negu kaip bendruomenės dalyvė. Ir buvo tikrai labai įdomu girdėti užsienio svečių pranešimus, nes tikrai labai atliepia daug to, ką pati turėjau nuojautą, nebūdama specialistė, architektė ar urbanistė, bet turėjau nuojautą iš savo patirties ir tą patį atspindį pamačiau tose naujosiose urbanistikos idėjose. Tai buvo džiugu pasitvirtinti. Buvo džiugu pasitvirtinti tai, kad nors ir pasaulis greitas ir greitėja, bet taip pat yra svarbu procesas, svarbu įsitraukimas, ta demokratizavimas gamyboje, kaip čia buvo įvardinta, ar ne, kūrime. Tai visa tai atrodo tikrai tos gairės, į kurias turime orientuotis tiek valstybinio lygmenių, tiek savivaldos lygmenių. Ir iš tiesų Lietuvoje manau, kad yra labai svarbu, ir čia jau daugiau kaip bendruomenininkė galiu pasakyti, labai svarbu yra leisti žmonėms patikėti, kad jie gali daryti įtaką. Ir kai jie tuo patikės, nes vienas iš stereotipų griautinų yra tai, kad juk negalima nieko pakeisti, tai kai žmonės to patikės, jie tikrai jau generuos tas idėjas ir iniciatyvas iš apačios, o mes žinome, kad mažose grupelėse žmonės daug labiau efektyviai gali dirbti ir tikslą pasiekti per trumpesnį laiką. Tai tikrai sveikintinos tos savivaldybių iniciatyvos, kur jos ne iš viršaus nusprendžia, kokios iniciatyvos turi būti vystomos, bet priima jas iš apačios, nors tai ne jų idėja, bet priima jas remia ir manau, nuo to visi galim praturtėti. Tai kol kas būtų tiek. Dėkui labai. Tai iš tikrųjų jūs praplėtė tą visuomenės įjungimo temą. Ir einant toliau, mes sakome, kad labai būtų svarbu surasti gerą ir konstruktyvų tokį dialogą tarp savivaldybių ir tarp valstybės institucijų, nes štai mes rengėme Vilniaus miesto bendrąjį planą ir turime Vilniaus miesto vyriausiąjį architektą, kuris atstovauja savivaldybę, vieną iš didžiausių, kuri šiandien vis dar auga ir gyventojų skaičium, ir investicijų į miestą. Ir štai aš norėčiau, Mindaugai, pas tave paklausti, ar ta teisinė bazė, kurią mes šiandien turime, yra palanki, kad architektai būtų ne vien tik kažkokie varžteliai, biurokratai, kurie ten instrukcijas, nurodymus pildytų, ar juose yra kūrybinės laisvės. Ir kaip tu matai miesto viziją šitoje situacijoje, kai savivaldos ir architekto kaip kūrėjo? Na šiaip, aišku, jeigu žiūrėt pagal tai, kaip yra sudėliota teisės aktuose, tai be abejo, kad architektas jis yra daugiau procedūrininkas ir vadybininkas negu kad vizionierius. Ir čia daug kas priklauso nuo pačios asmenybės, kaip pats žmogus, sėdėdamas tame poste, turėdamas vienokias ar kitokias galias, suvokia tą savo atsakomybę. Ar jis daugiau orientuotas į tai, kad laiku įvyktų visi reikiami procesai,
tada kaip ir visur dega žalios lemputės ir visi patenkinti, bet galim turėti labai negražų miestą ir nelaimingus gyventojus. Tai neįsivaizdavau ateidamas į šitą postą, iš esmės, kaip atrodo, pavyzdžiui, tas projekto derintojo darbas. Ir dabar, kai teko į tai įsigilinti, tai pasimato, kad ten tokio info statyboje, tai vis tikrai yra tikrinama ne tai, kas turėtų būti tikrinama, yra tikrinama tai, ką gali patikrinti kompiuteris, tiesiog sujungiant kelių duomenų bazių duomenis. Ir jeigu mes labai internete paprastai nusiperkame kelionę ar lėktuvo bilietą, tai iš esmės derindami projektą mes neįsivaizduojame sugaištam laiko kiekį, vien tik tai tų, reiškia, procedūrų vykdymui, ką mes galėtumėm sėkmingai padaryti geresnius darbus. Šiaip jau aišku, kad įrankiai mum vertinti situaciją ir remti savo profesinę, reiškia, išsilavinimu, jie yra. Negalim sakyti, kad reiškia, viskas pastatyta vien tik procedūromis. Mes galim vertinti teritorijų planavimo dokumentų atitikimą viešam interesui. Per viešą interesą galima labai daug dalykų sudėti reiškia, į tuos rengiamus dokumentus. Bet vis tik aš manyčiau, jeigu galvot apie tą, reiškia, žmonių, kurie šitą darbą dirba, užgazavimą, taip nelietuviškai kalbant, daryti miesto viziją, nes kažkodėl taip būna, kad atsimena, kad šita epocha, šitam mieste buvo šitas vyriausias architektas. Tai kad tokią galimybę žmogui sudaryti, reikia įdėti jam ir teisę, ir pareigą vadovautis ir savo profesiniam žiniom, profesinė kompetencija. Nes dabar tai yra daugiau, tokio statuso tavo klausimas, daugiau tavo, reiškia, svorio bendruomeniai, bet jeigu taip prieinam prie grinai teisinės diskusijos, tai tada dažnai tie kompetenciniai dalykai, jie dėja nueina į antrąjį planą. Tai aš norėčiau savo tiem kolegom, kurie šitą darbą dirba, palinkėti turėti tą savo miesto vizijas ir siekti ją įgyvendinti. O tie paskutiniai darbai, kuriuos mes čia ir su architektų rūmais ir su aplinkos ministerija kalbėjom, kad iš tikro reikia iš esmės perdėti atsakomybės. Reiškia, kad tikrai savivaldybė neturi skaičiuoti kvadratinių metrų, kuriuos jau suvedė, reiškia, projekto vadovas į lentelę. Čia mes juk ne matematikos pamokoje esam, yra tam tikros atsakomybės, žmogus vesdamas, reiškia, vienus ar kitus duomenis, turi už tai atsakyti ir visam pasaulyje atsako. Savivaldybės turėtų būtent labiau žiūrėti kokybės. Tai yra integralumo su aplinka, tai yra viešų erdvių kokybės, tai yra, reiškia, aplinkos kokybės, o ne būti vien tik tai, reiškia, biurokratinių procedūrų, reiškia, civilinio draudimo buvimo, sumokėtų įmokų ir teisingai užpildytų duomenų tikrintoje. Tiesiog sistema turėtų veikti taip, kad mes visą taip turėtumėm padaryti ir neteisingų duomenų sistema turi nepriimti. Pabandykit nusipirkti lėktuvo bilietą, neteisingai nurodę kredito kortelės numerį. Jums neišeis to padaryti. Tai sistema lygiai taip pat turėtų veikti, kuriuose mes dabar dirbame ir kurios mums iš principo vis tiek tai yra mūsų ateitis. Aišku, dažnai pasitaiko, kad mes betobulindami sistemas tiesiog sukūrėme dar naujų varžtų. Tai iš tikrųjų aš labai norėčiau, Daiva, pakalbinti tave. Tu dabar esi kaip ir nauja žvaigždė mūsų padangėje, nesenai, ne per seniausiai išrinkta, tikrai labai tokios, sakyčiau, atsakingos institucijos, visuomeninės organizacijos, tam tikro architektų, urbanistų, savivaldos galva esi. Ir norėčiau tavęs paklausti, ir ypatingai ne tik iš savo patirties, bet ir vėl buvo ta mūsų rytinė sesija, aš klausiau tos vakariečius urbanistus, man ir kyla klausimas, ar jums pavyks, kadangi jūs atsakingi už tą kvalifikacijos kėlimą, už tą, kaip sakant, urbanistinių architektų tą etikos formavimą, tai ar jums pavyks peržengti tą tokį, profesijoje labai jau gajų paradigmą, kad architektas yra architektas,
ir kad jisai yra lyderis ir kad visi kiti, turi tarsi eiti paskui jį, o iš tikrųjų, kaip aš dabar suprantu ir žinau, ir kiekvieną kartą pasitvirtinu, kad urbanistas tai yra būtent tas žmogus, kuris sugeba dirbti su kitom specialybėm, bendrauti, todėl kad, kur nedursi pirštų, nėra grinai architektūros uždavinys. Vat kaip jūs šitą klausimą galvojate? Jeigu klausimas yra, ar pavyks, tai aš tikiu, kad pavyks. O jeigu klausimas platesnis, tai iš tiesų architektų rūmai dabar taip dirba ir architektūros įstatymas taip sako, šiuo metu mūsų šalyje architektūra tai nėra pastatų architektūra. Architektūra šiuo metu suprantama kompleksiškai, visos aplinkos kūrimas, kas apima ir statinių architektūrą, ir urbanistiką, ir kraštovaizdžio formavimą. Dėl to mes ir turim architektų rūmus, o ne architektų ir urbanistų rūmus, nes tai yra kartu. Lietuvoje šiuo metu yra suprantama viskas kartu. Mes turim daug diskusijų viduje, kaip turėtume tiksliau iš tikrųjų kalbėti apie architekto kvalifikaciją, galbūt specializacijas, galbūt dar kažką. Aišku, kad čia dar laukia viena reforma, bet manau, kad architektai vėlgi yra sudėtinė visos visuomenės dalis ir man šiek tiek gaila, kad pirminėse diskusijose, kada buvo kalbama apie šito forumo temą, nuskambėjo, ar nevertėtų kalbėti tas temas, įvedant dar vieną tokią papildomą sluoksnį, kad vis tik esam postsovietinė erdvė. Ir tada buvo papriekaištauta, kad nebekalbam, jau mes praėjom tą etapą, čia nebėra aktualijų. Iš tikrųjų, pakankamai dar yra aktualijų ir aš manau, kad yra kaip tik dabar tas virsmas, ateina supratimas mūsų pačių kaip šalies šeimininkų, mūsų pačių kaip profesijos šeimininkų, jeigu apie architektus kalbėt. Ir aš manau, kad kaip tik yra šitas laikas, tas atspindys jau prasidėjusių veiksmų, kuriuo anksčiau galbūt trūko. Ir architektai, mano manymu, taip pat yra diskusijų dabar lauke. Turėjom didelę konferenciją apie architekto sampratą, vis tik ten vadinosi vykdytojas ir atsakingas kūrėjas. Aš dar gal perfrazuočiau, tai architektas diktatorius ar moderatorius. Tai aš manau, kad mes tikrai žengiam į moderatoriaus supratimą ir dėl to tikiu, kad pavyks. Dėkui, iš tikrųjų geroji žinia ir tas, aš tiesiog iš tiesų labai gerbiu žmonės, kuriuose įžvelgiu tą savybę moderuoti procesą, nebūt maestro planuotojų, nebūt maestro, nes, iš tikrųjų, jūs patys jaučiate, kad praktiškai savivaldybėje, miesto plėtroje, teritorijos tvarkyme, tu nieko vienas nebegali. Nieko nebegali. Tu tiesiog, kaip tu išluoto, jeigu ją išriši, paėmi vieną, perlauži, bet kai išluoto visi kartu, tai tada jau kažkas gali gautis. Tai tikrai norisi palinkėti sėkmės. Juolab, kad man asmeniškai ir daugumai iš jūsų tikriausiai labai kelia didelį džiaugsmą tie jaunieji architektai, kurie praeitam forume taip drastiškai įsiveržė į sceną ir matome, kad jie šalia mūsų ir jau pradeda užimti netgi lyderiaujančias pozicijas. Štai 2 sėdi ant scenos jaunieji architektai, urbanistai, kurie baigia mokslus vakaruose, turi tam tikrą patirtį. Tai aš pirmiausia dabar noriu pakalbinti, kaip galim pasakyti, patį inovatyviausią jaunąjį architektą, Donatą, kuris, kaip čia galim pasakyti, specializuojasi inovatyvių metodų ne tik paieškose, bet ir pritaikėme. Tai pasidalink mintimis, ar tu matai Lietuvoje galimybę įdiegti vakarietiškus, o galbūt atvirkščiai, mes kažką darome taip inovatyviai, bet kaip ir tokie, truputį slunkiai, vis galvojom, kad tik užsienį viskas gerai. Nagi. Tai ačiū už tokį inovatyvų klausimą. Bet iš tikrųjų tai gal norėčiau prisiminti visą temą pačioj pradžioj, kad mes vis tik šnekam šiandien apie urban agendą, tai yra urbanistinė darbotvarkė. Ir man asmeniškai tikrai iš tikrųjų labai svarbu sekti, kas vyksta tiek Europoje ar pasaulyje ties miestų planavimo tendencijomis. Dėl to, kad, kaip jau buvo minėta ne kartą šiandien, kad mes tikrai negalime užsidaryti vieni Europoje ir kad tie atstumai tarp skirtingų šalių yra pakankamai juokingi. Ir aišku, galima
gretinti tiek ir miestų planuotojus, ir architektus į vieną grupę, ir tą reikia daryti siekiant norimų rezultatų. Bet tas inovatyvumas iš tikrųjų turbūt man asmeniškai ateina tame, ko aš labai gerai supratau, kad būtina bendradarbiauti tarpusavyje su skirtingų institucijų specialistais ir su skirtingų visiškai sričių specialistais, atsiverti visiškai savo mąstymu ir priimti iššūkius ir nebijoti įgyvendinti tų idėjų, kad ir kurias siūlė šiandien atvykę ekspertai iš užsienio. Taigi, tas inovatyvumas nėra jau toks ir inovatyvus dėl to, kad iš esmės tai yra tiesiog paprastas bendradarbiavimas. Atskleisiu paslaptį, kad nėra inovatyvumo, o yra tik. Inovatyvumas gali būti įvairiai suprantamas, bet kai kam inovatyvu bendradarbiauti. Sutinku. Jie kartais yra tikrai sakoma, kad tas nauja yra tai, ką mes pamiršome. Ir vėl turime atrasti savyje ir sako, kad kiekviena karta turi ugdyti naujus demokratus. Štai mes esame laisvi, mes esame demokratiški, bet kiekvienai kartai reikia šitą žinią perduoti. Živilė, aš noriu pristatyti tave. Dar nesenai aš buvau vienintelis toks paukštukas, kuris priklausiau Tarptautiniai miestų ir regionų planuotojų asociacija, tai profesionalų asociacija. Ir aš turiu garbę jums pristatyti, kad štai jūs matote antrą žmogų, kuris prisijungė, kuris įstojo į šią organizaciją. Ir aš manau, kad tai irgi labai, man asmeniškai džiugi žinia, nes aš labai dažnai žiūriu, kad kada vyksta tarptautinės konferencijos, nebūna nei mūsų valdžios atstovų, iš ten mes turim parsivežti ir pasitikrinti, ir net nebūna specialistų, tai tikrai tave sveikinu, bet tau klausimas visiškai kito žanro, ne apie tarptautinį. Kiek aš girdėjau, kad tu esi labai, toksai unikalus žmogus Kaune, tu dažnai būni savivaldybėje, juos konsultuoji, kaip bendradarbiauti, kaip dirbti su žmonėmis ir pati stengiasi šį bei tą nuveikti žmonių geroviai, kad jie suprastų, kas tie planai, kaip juos įgyvendinti ir kaip žmogus turi dalyvauti. Tai pasidalink su kolegomis. Tai labai ačiū už gražų pristatymą ir smagu būti antrąją narę tos organizacijos, bet kaip sakėte, ne į tą temą. Tai kai grįžome į Lietuvą ir grįžom į Kauną, tiesiog kadangi ten mokinomės, ten dirbom ir pradėjom bendrauti su savivaldybė. Ir galbūt tai iš dalies yra ta mūsų charakterio savybė daug lysti į akį ir įlindom į akį. Ir vienok tai buvo keli užsakomi projektai, kai savivaldybė priėmė galbūt tą riziką investuoti kažką tai naujo. Ir tai buvo galimybių studija vietoje konkurso organizavimo. Ir kai buvo iš tiesų bandomas metodas, kaip įtraukti skirtingus ekspertus, kaip kalbėti su bendruomenė. Be abejo, buvo nemažai skepticizmo, kad oi, ateis gyventojai, viskas čia bus blogai. Iš tiesų taip ir buvo. Bet finale... Atodūsiai salėje. Finale rezultatas buvo toks, kad šito proceso, šito bendradarbiavimo rezultatų numatyti neįmanoma. Kad tu negali žinoti, koks bus tas tiksliai atsakymas. Ir tai yra tas žavumas, kad tu gausi ne vieną atsakymą, tu gausi 100 atsakymų. Ir mes labai džiaugiamės, kad mus priėmė į šitą savivaldybę daryti projektus. Ir mes juos darom ir džiaugiamės, kad tikimės ir toliau darysim. Iš kitos pusės, tai buvo mūsų tos kelios iniciatyvos, ką tiesiog pitchinom kelis projektėlius, kažkas idėjas, pakalbėję su Pėsčiųjų asociacija, pakalbėję su kitais žmonėmis dirbančiais savivaldybėje, kad yra tam tikra problema ir pabandom pažiūrėti, kaip reaguos, jeigu mes kažkokią tai provokacinę vizualizaciją padarysim ar kažką. Ir matom, kad tai sukėlė visai įdomių diskusijų visuomenėje. Ir koks buvo mūsų tikslas, tai buvo tikslas įgyvendinti tą projektą. Buvo tikslas pradėti diskusiją, buvo tikslas parodyti, kad Kaunas iš tiesų yra ta vieta, kur yra daugybė architektų, daugybė kuriančių žmonių. Kaunas bus neužilgo kultūros sostinė. Tai vienok tai pradėti diskusiją apie, sakykim, pėsčiųjų situaciją Kaune, iš kitos pusės
parodyti architektams, kurie puikiai gali spręsti apie skirtingas erdves, kad užsakymo laukti nebūtina. Tu gali pats inicijuoti projektą, vienaip ar kitaip priemonėm, kuriomis tu turi. Ar tai yra vizualizacija, ar tai yra akcija, ar tai yra tiesiog nueiti pasikalbėti, kad nebūtina kovoti, reikia kovoti už tai, ko tiki, bet nebūtina iš karto būti negatyviu prieinant prie kažkokių problemų, bet pozityviai bandyti diskutuoti ir kol kas mums diskutuoti ir kalbėti sekasi visai neblogai. Ir tikimės, kad taip ir toliau seksis. Tai norisi tik palinkėti sėkmės ir norėtųsi, kadangi mes sakėm, kad hartiją šitą Lietuvos urbanistinę rašysime, ne nusirašinėdami nuo tenais tekstus nuo labai jungtinių tautų, bet mes ją iš apačios kursime, tai tavo geroji patirtis dirbti su visuomenė, manau, taps pagrindu. Ir daug tokių pavyzdžių galėsime Lietuvoje paskui pasodinti ir laukti. Na, bet mūsų diskusija nesibaigia, bet aš žinau, kad Panevėžio miesto meras neužilgo turės išeiti. Merė, jums pirmiausia padėka, žinoma, už tai, kad jūs mus priėmėt ir taip gražiai viską padėjot suorganizuoti. Bet klausimas štai yra toksai. Vilnius be abejo yra kita situacija, mes augame. Jūs priklausote tai kategorijai miestų ir miestelių, kurie traukiasi. Nu ir pas mus yra pateikiama, kad tai yra jau visiškai blogai, o aš tai sakyčiau, kad ne. Kodėl, jeigu mes neturim tiek daug žmonių, mes, pavyzdžiui, Vilniuje jaučiame, apkrova teritorijų auga. Pas jūs atvirkščiai yra, teritorijos gali labiau būti patrauklios gyventojams, gyvenimo kokybė, viskas lėčiau vyksta, pėsčiom daug ką galima daugiau, mažiau mašinų, daugiau galima gėlių, želdinių pasodinti. Kokiagi jūsų ta miesto vizija? Ar galime tą tokį dalyką, kur mes mūfam žmonių mažėja, ar galima šitą situaciją irgi kažkaip sustabdyti, o po to galbūt ją paversti, kad ta gyvenimo kokybė pasidarytų tokia, kad žmonės sakyt, nu ne jau, aš tuose miestuose, kurie su mašinom, su tojais kamščiais, aš pavargau, aš noriu į Panevėžį ir tik į Panevėžį, nes tai yra pats geriausias Lietuvos miestas. Ar jūs turite tokią viziją? Pasidalinkit su mumis. Na, jūs pati tai garsinote ir aš tikrai tam neprieštarausiu. Bet pirmiausia, padėka už padėką. Jūs padėkojate, kad priėmėmės. Aš tikrai noriu dar kartą padėkoti tiek organizatoriams, tiek visiems čia esantiems, kad atvykote į Panevėžį. Ir na, mums tai tikrai didelis įvykis ir tikrai didelė garbė. Ir mes na, tai vertiname kaip tam tikrą mūsų miesto dorybių įvertinimą, nes matyt, reiškia, turbūt judame teisingą linkmę. Na, o dėl Panevėžio, tai be abejo kviečiu nebevargti Vilniuje, ten susispaudus į darželius vaikų nebeįtalpinančius ir kamščiuose dūstančius ir keltis pas mus, nes vienareikšmiškai mes tos privalumus matom ir mūsų vizija yra tikrai labai patogus miestas, tam mes turime visas sąlygas, nes istoriškai turbūt esame kompaktiškiausias miestas Lietuvoje. Ir dar kas, kaip nebūtų keista, bet dar prieš kokį 15 metų tai buvo įvardinama kaip didelė problema, nes miestas suspaustas, žodžiu, nepatogus, dūstantis ir taip, aš prisimenu, čia būdavo taip. Mūsų pačiame Panevėžyje tai būdavo labai politikų dažnai eksploatuojama plačiai. Tai štai mes dabar tikrai džiaugiamės to savo kompaktiškumu, patogumu, kur visur praktiškai centre pėsčiomis gali nueiti per 5 minutės, kur dviračių apskritai, ten praktiškai automobilio apskritai nereiktų, jeigu klimatas būtų netoks, na, sakykime, koks yra Lietuvoje. Ir, kaip minėjau, darželiai, puikios mokyklos, tai tą linkmę ir judame. O, na, tiesą sakant, nesidžiaugiame, kad mūsų mažėja. Nes, na, tas mūsų mažėjimas yra jūsų didėjimas Vilniuje, nes mes jūs tiesiog dovanojame savo jaunimą. Ir mes, aišku, tikrai laukiame, nesulaukėme prie langų susėdę tų savo vaikų sugrįžtančių. Na ir kai kurie turbūt gal ir grįž, ypač senstelėje, kai truputį ramybės daugiau norėsis. Ir taip, nes pas mus tikrai, mes jau vien mūsų vieta yra unikali.
Jūs, pavyzdžiui, norite papramogauti Rygą, turite važiuoti ilgai turbūt. O mums tai yra, reiškia, valanda iki Vilniaus, valanda iki Rygos, aerouostai, jūrų uostai, mums čia visi taip 2-3 valandos. Žodžiu, tikrai, kada nori truputėlį atsipūsti, į Vilnių nuvažiuoti ir praleis gerai laiką, mūsų jokia problema. Nu, jūs ten turbūt gyvendami net nepastebite to, reiškia, į savo darbus įsisukę. Tai jokais, bet vėlgi grįžtu prie to, kad stengiamės tą miestą daryti patogų, suvokiame savo stiprybės, taip, mes ne kurortas, mes neturime jūros, kalnų ir ten kitų grožybių, kurias galbūt turi kiti miestai, bet mes turime daug pramonės. Esame pramonės centras, Lietuvos turbūt pagal pramonininkų asociacijos paskaičiavimus vienam žmogui turime daugiausiai pramonės Lietuvoje. O, dar yra gaminančių miestų, dirbančių. Ne, tikrai. Ir su darbo vietomis pas mus problemų tikrai nėra, turime problemų su darbo rankomis. Nes jų pradeda katastrofiškai trūkti, todėl vėlgi išgirskite tai. Aš suprantu, galbūt tai nėra aktualu architektams, bet tai tikrai, manau, kai kurių Lietuvos regionų žmonėms turbūt yra aktualu, kad ir į Mantalytų, kur žinau, tikrai ten bedarbystė yra problema. Todėl, Panevėžyje iš tikrųjų jau mokami specialistam kartais, ne vienu atveju žinau, didesni atlyginimai negu Vilniuje, nes tiesiog jų reikia ir mūsų užsienio rimtos kapitalų įmonės tiesiog joms moka didelius atlyginimus ir kviečiasi. Kas link urbanistinių dalykų, tai gal aš vis tik tai be tų visų, ką čia dabar pasidžiaugiau, dar norėčiau ir apie problemas pakalbėti ir labai norėčiau pritarti čia prieš pirmoje dalyje pono Dargio mintims, kad mes vis tik tai, jeigu kalbame apie kažkokią miestų plėtrą, tai turbūt turime turėti realią savivaldą, o miesto šeimininkas, jeigu neturi savo žemės, miestas, jeigu negali disponuoti žemę, tai turbūt irgi yra sunkiai įsivaizduojamos kažkokios ypatingos strategijos, nes mes tiesiog ko ne kasdien susidurėme su tomis problemomis, konkrečius vystymo projektus bandydami, reiškia, planuoti, pastrateguoti, mes iš karto ir susidurėme su tomis kliūtimis. Todėl, čia turėtų būti, manau, dideli poslinkiai, nes toliau šneku ir toliau matau, niekas neina. Ir ta regioninė politika, kurią čia visi taip mielai transliuoja, mes irgi stengiamės lyg ir džiaugtis tai girdėdami, bet realiai kol kas mažai kas vyksta. Duok Dieve, čia tos visos baltosios knygos, kurios čia dabar yra, čia nauja, čia reiškia tema Lietuvai, reiškia šitą regioninę specializaciją, kas yra šiaip iš principo labai gerai, bet vėlgi įdomu, kiek tai bus nueita tikrai tokiu strateginiu keliu, o ne baigsis kalbomis ir tarp žinybinių tokių ten susidėjimų, reiškia, kryželių, kur už nuveiktus darbus. Nes tai vėlgi čia yra tiesiogiai susijęs su urbanistiniais dalykais ir taip toliau. Ir toje vietoje aš kaip tik matyčiau gerokai aktyvesnį aplinkos ministerijos vaidmenį, nes be urbanistų įsijungimo į tos dalykus ten, nežinau, kas ten gausis. Aš sunkiai įsivaizduoju, ten bus vėl kažkoks eilinis jovalas. Todėl tikrai kviečiu būti aktyviems. Tai jūs mus paliekate jau, ar dar būnate diskusijoje? Kiek mes čia dar turime minučių diskutuoti? Aš jums minėjau, aš čia dar iki be 15 čia galiu dar būti, bet paskui jau išbėgti. Šaunu, nes aš neturiu laikrodžio, tai bandau vidinį laiką savo tikrinti, biologinį. Tai iš tikrųjų gal dabar pabandom paklausti tada iš auditorijos, kas norėtumėt klausimų, bet aš nematau visai čia taip šviesos gerai sutvarkytos, kad mes jūsų nematytume. Mes niekas nematom. Niekas nemato. Ar turit klausimų, kas? Elenutė, pažiūrėk. Turiu klausimą. Galiu? Aš iš tikrųjų norėčiau, čia jūs taip labai gražiai išrikiuoti ir išrinkti, tai manau, kad iš tikrųjų kartu labai daug galėtumėt nuveikti kaip komanda. Bet klausimas iš tikrųjų kiekvienam asmeniškai. Kadangi aš pati šiandien iš 3 paskaitų labai daug radau Lietuvai
receptų arba pamokų arba įžvalgų, tai norėčiau jūsų kiekvieno asmeniškai paklausti, pareflektuoti, ką jūs kiekvienas šiandien išsinešat. Ar iš paskaitos, ar iš diskusijos, nes man atrodo būtų labai įdomu, jeigu mes pasidalintume. Ir ką kiekvienas mato, tai, ką išsinešat, galėtumėt panaudoti pirmadienį darbe. Ačiū. Tai čia labai geras klausimas. Aš kaip tik ruošiausi užbaigti Martino klausimus, kuris pasakė, ką jūs penktadienį pagalvotumėt, kad padarysit pirmadienį. Na tai, pabandom atsakyti, o paskui mes paklausim pas auditoriją, ką jie galvoja. Tai aš iš tikrųjų išklausiusi tuos pranešimus ir galvoju, ką aš atsakyčiau, labai paprastai. Aš pirmadienį, kai ateisiu, tai pagalvosiu, Dieve, kiek daug darbo turiu, kaip man pasidalinti su kolegomis. Stengsiuosi į tą problemų ir uždavinių sprendimą įjungti tuos, kurie žino už mane geriau. Ir manau, kad tikrai tas galėtų padėti. Tai vėl kartotinis klausimas, bet kartoti klausimus veikia ir ypač tokius gerus. Tai aš asmeniškai tiesiog irgi turbūt dar kartą įsitikinau, kad proceso svarba urbanistikoje ir miestų planavime yra ypatingai svarbi. Ir tiek ir iš tarptautinių ekspertų, ir iš įvykusių diskusijų, ir iš gerbiamo Dargio komentarų, kad ekonomika keičiasi iš esmės kasmet, kas labai greitai ir kartais miestų planai nesugeba prisitaikyti prie kintančių sąlygų ir kaip jau ir minėjot, kad ir 4. industrinė revoliucija ne už kalnų, tai kaip miestams suspėti. Tai čia... Tai ką aš norėjau pasakyti, kad vėl nėra labai greito atsakymo ir pirmadienį aš vėl galvosiu gal kaip ruoštis kitiem metam ir kitam urbanistiniam forumui. Aš esu tokia jauna specialistė, kuri labai nemėgsta žodžio vizija. Nes dažnai, kai pakalbė su bet kokiais specialistais, kai pasakai žodį vizija, įsivaizduoji Dubajus, dangoraižiai, tramvajai, metro ir taip toliau. Ir šis urbanistinis forumas ir visi 3 šnekėtojai labai aiškiai parodo, kad miestų vizija tai nėra dangoraižiai, tai yra sveikas, laimingas žmogus, tai yra užtikrinta lygybė, tai yra pristaikymas prie ateities pokyčių, tai yra pasiruošimas tiems 21 amžiaus iššūkiams, kas visiškai nėra susijęs su stiklu, metalu ir taip toliau. Tai mane labai džiugina ir dar kartą tie pranešėjai parodė, kad iš tiesų yra tų gan paprastai atrodinčių metodų ir kad nereikia mums statyti miestų, mums reikia užtikrinti bendradarbiavimą, mums reikia kalbėtis, mums reikia žiūrėti vienas kitam akis į akį, nesvarbu kokiam hierarchinėme lygyje mes esame. Tai džiaugiuosi, kad šita tema kuo toliau, tuo labiau ateina į mūsų šitas diskusijas. Ir pirmadienį pasistengsiu tęsti toliau diskusiją su visais žmonėms, su kuriais mums irgi reikia bendrauti, užtikrinant šitą viziją miesto. Aš tai, kol mikrofonas iki manęs keliavo, visai bandžiau atkuisti pavardę vieno profesoriaus, kuris dalyvavo konferencijoje Lietuvoje ir pasakė tokią frazę, sako, tai štai kodėl jūs turite tiek daug laiko kalbėti, jūsgi neįgyvendinate to, ką sakote. Tai nedirbat toliau. Tai iš tiesų man vis tiek tas įspūdis tik dar kartą sustiprėjo, jeigu mes kalbam apie realų visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime ir realų tą šeimininko jausmo įgyvendinimą ir panašiai, tai yra tikrai labai daug darbo. Yra žymiai paprasčiau kartais trenkti kumščiu ir padaryti sprendimą, ar ne, bet jeigu mes iš tikrųjų norim girdėti, tai yra begalė administracinio, vadybinio, organizacinio ir paties įvairiausio darbo. Po kiekvienu žodžiu jo glūdi po didelį maišą. Tai aš manau, kad taip, pirmadienį aš grįžus į darbą pas savo labai mylimus rūmų administracijos darbuotojus, kurie nuoširdžiai labai dirba, kad
architektų bendruomenė konsoliduotųsi ir būtų įgyvendinamos tos savivaldos idėjos, tai aišku, aš grįšiu, tiesiog pasakysiu, kad, panašu, kad darbo nemažės. Aš tai išsivešiu du dalykus. Pirmas dalykas tai yra, tiesiog galbūt taip nebuvo galvoje aiškiai susidėlioja mintis apie tai, kad mes vis tik turėtumėm urbanistikoje vertinti ne procesą, bet rezultatą. Ir tą, kas skambėjo pranešime, bent keliuose pranešimuose kolegų, vis tik tai, kad pagrindiniai dalykai tai ne matematiniai skaičiai, bet žmogaus jausmas gyvenant vienoje ir kitoje vietoje. O didžiausias tokia, bet tai galbūt ir žinomi tokie dalykai, tiesiog gal užsiakcentavo smarkiau. Pats didžiausias netikėtumas man buvo įvažiuoti į Panevėžį, nes aš atsimenu savo įvažiavimą prieš 2 metus ir dabar, ir jis vis tik tai buvo visiškai kitoks. Ir ta prasme, tas parodė, kad vis tik tai, atėjus komanda ambicinga į miestą, net ir atrodo tokį, į miestą, kuris, realiai mažėja, traukiasi, lik ir negatyvaus scenarijaus jau pagautas ir nebėra kaip išeiti. Pamatai, kad vis tik žmonių pastangom galima padaryti kažką tokio, ką žmogus pastebi po 2 metų atvykdamas į miestą. Ir man turbūt šitas įspūdis buvo stipriausias, jeigu taip pasakius tiesiai. Tai pirmadienį atsikelsiu su šito įspūdžiu, kad ir Vilniui mes tuos tokius negražius rajonus galime pakeisti. Pirmadienį atvykęs į darbą, tai turbūt pirmiausia darysiu tai, ką kiekvieną pirmadienį darau, nes čia prieš pietus buvo toksai vienas pasiūlymas, kad tiesiog susitikti su visuomenės atstovais ir išklausyti jų pasiūlymų. Tai būtent kiekvieną pirmadienį aš tai ir darau, tai pas mane tai yra rutina ir tiesiog tai vyks. Aš manau, kad pirmiausia turbūt susikviesiu savo kolegas, architektus, kurio pastaruoju metu artimiausiame mano rate ten tikrai jau nebemažai ir mes pabandysime apmastyti forumo, tiesiog reiškia įžvalgas ir tikrai daug tokių dalykų, kurios, galbūt ir pervertinti šiek tiek viduje kyla noras. Man klausantis bendrai toks, reiškia dėl dialogo su visuomenė, reiškia, kad neprimetinėjimo kažkokių idėjų iš viršaus, čia viskas gerai. Problema matytas mūsų, ir matyčiau kaip vieną uždavinį, kaip įkvėpti pozityvų bendruomeniškumą bendruomeniai. Nes dėja, šiandieną, nežinau, spėju, kad ir kitur nedidelis skirtumas, pas mus bendruomenės kūrėsi prieš kažką. Kūrėsi prieš kažkokios pastato pastatymą, prieš kažkokios įstaigos tame pastate, reiškia įkūrimą, prieš gatvės nutiesimą, kurios visam miestui reikia, turbūt jau 30 metų, bet, reiškia, atsiranda grupelė, suprantat, kuriai ten šalia tiesiog, mašinos nepatinka. Ir kad tikrai pradėtų visuomenę kurti, o ne griauti. Ir tada įmanomas tas dialogas, nes kol kas iki jo dar reikia dažnai prieiti. Ir, nenoriu kalbėti minoriškai, kad tie poslinkiai nevyksta. Ir mes ir patys vieną iš didžiausių uždavinių matome bendruomeniai tokį, tos kūrybinės bacilos, reiškia, užkrėtimą kūrybinę bacilą. Ir tikrai jau daugėja bendruomenių, kurios ateina su kažkokiais tai pasiūlymais kurti, sodinti, statyti, kažką, reiškia, tokio visiškai egzotiško padaryti. Ir tikrai visada sutinkame su entuziazmu, padrasiname ir dažniausiai prisidedame. Bet, kaip minėjau, 80% atvejų tenka, reiškia, kažkaip susidurti su tuo, griauti, neleisti, uždrausti, protestuoti. Matau, pirmadienį turėsit ką veikti. Reda, jūs? Iš tiesų labai daug minčių ir turbūt ne pirmadienio, jau per savaitgalį reikia skirti laiko visą tai apgalvoti ir atsirinkti tos svarbiausius dalykus, kur tikrai galima būtų skirti dėmesį ir įtakoti.
Norėčiau šiek tiek pareplikuoti Panevėžio merui ir pasiūlyti įžvelgti potencialą tam proteste, nes proteste yra labai daug energijos. Klausimas yra, kur jinai nukreipiama ir kaip jinai nukreipiama, jeigu jinai nukreipiama kūrybiškai, leidus patikėti žmonėms, kad jie gali daryti įtaką. Tai čia man labai patiko, kažkurio svečio buvo prieš pietus pasakyta, kad taip, pirmas 2 savaitės žmonės vien tik skūsis, nes reikia turėti omeny, kad 10 mečius jie nebuvo išklausomi. Tai jeigu tik tai 1 savaičių, tai labai gerai. Ir jeigu po to prasidės procesas, kurio metu galima dalintis su žmonėmis atsakomybę, dalintis rūpesčiais, kaip Dalia gerai paminėjo, reikia išmokti dalintis rūpesčiais ir galų gali pasijausti visiems atsakingiams už mūsų tą gyvenamąją aplinką. Tai iš tiesų yra labai gerai. Tai jeigu kalbėti, ką pirmadienį norėtųsi, kam skirti laiko, tai pagalvoti, kaip iš valstybės jau pozicijų, iš teisinio reguliavimo pozicijų sudaryti kuo geresnės sąlygas arba kuo mažiau trukdyti atsirasti toms formoms ar formatams, kur geriausiu būdu ir galėtų vykti tas procesas įtraukties, diskusijos ir viso esamo potencialo išnaudojimo. Ir jūs minėjot, kad nereikia maestro, aš sakyčiau, kad turbūt nereikia solistų jau šioje srityje, reikia kuo daugiau maestro dirbančių kartu. Ir tame, kalbant apie tai, ar rezultatas ar procesas, svarbiausia, mes turėjom tą diskusiją beje su ekspertais, architektais, diskutuodami dėl apdovanojimo architektūros. Ir buvo iš tiesų nemažai teigiančių, kad mums svarbiausia tai, kas rezultate gavosi, koks architektūros kūrinys buvo sukurtas, kurį vertins ir ateities kartos, ir iš tiesų rezultatą vertins ateities kartos, bet tik turėdami tinkamą procesą mes galime būti ramus, kad didžiojoje atveju tas rezultatas bus gal ne pats geriausias, bet tikrai neblogas. Jeigu turėsim ydingą procesą, tai rezultatų ta skalė gali labai smarkiai varijuoti ir tai bus chaotiškas rezultatas bendrai. Tai kas man patiko iš priešpietinės diskusijos išvadų, kad tai, ką aš girdėjau, turbūt buvo labai panašu į tai, kad mes einame vėl į tiesioginę demokratiją. Ir tai yra ta naujovė, kuri iš tiesų gan sena. Tiesiog technologijos, duomenys atviri yra tai, kas leidžia mums tai daryti, naujos bendravimo formos leidžia mums tai daryti, artėti vėlgi prie žmonių. Ir aš tikiuosi, kad būtent tas geras įtraukus procesas užtikrins, kad turėsim geriausią galimą gyvenamąją aplinką, kuri, kaip girdėjome, sudaro sąlygas reikštis geriausiam žmogiškom savybėm, nes kai esam laimingi, galime sukurti gražių dalykų. Ir pabaigdama norėčiau tiesiog paantrinti ir Panevėžio merui, ir Vilniaus vyrarchitektui dėl Panevėžio, nes tiesiog papasakosiu tokį juoką iš Valstiečių ir Žaliųjų frakcijos vieno iš posėdžių, kuriame teko dalyvauti. Ten kaip tik buvo sakomos pastabos, kad per daug kalbama apie Panevėžį ir per daug planuojama dėl Panevėžio ir vis tas Panevėžys. Kiekvieną kartą, kas beteina su kokia nors reforma ir galvoja, kur ką nors naują kokią ar konsoliduotą instituciją padėti ir darbo vietas kurti ir institucijas teikti, tai visi mini Panevėžį. Tai netgi buvo kritikuojama tuo atžvilgiu, tai galbūt tai dar to rezultato nematote, bet daug planų yra siejama su Panevėžiu. Tai iš tiesų džiaugiamės, kad čia vyksta urbanistinis forumas ir kad čia yra centras, kur galime diskutuoti. Ačiū. Tai iš tikrųjų... Nerima keliantis pastebėjimas, jeigu ten frakcijoje tokios kalbos vyksta. Aš iš tikrųjų, kas seka laiką, mano laikrodis neveikia. O, kaip gerai, tai labai gerai. Tai aš vis tiek norėčiau kažkaip dar paprašyti pas jūs, čia dar nebuvo baigiamas jūsų žodis, ką jūs darysit pirmadienį, bet iš tikrųjų labai norėtųsi auditorijos paklausti. Taigi, ne tik čia sėdinti žmonės rašo forumo rezoliuciją, bet gal jūs norit ką nors tokio pridėti, pasakyti. O, štai 2 rankos vienoje vietoje. Kas seka? Kas galėtų padaryti? Tai būtų labai svarbu. Nors po...
po trumpą, tik tai labai trumpus klausimus ir kad galėtume mes išgirsti ir jūsų įspūdį. Sakė, jau girdisi. Gerą dieną, Edgaras Neniškis. Norėjau klausimą, tokį, iš toliau reikia šnekėti, klausimą galbūt, na, jeigu visiems užduosiu, tai ilgai gal atsisakinės, bet gal kažkas pirmas ir pasakys. Ja. Tai jūs kalbėjote apie proceso būtinumą organizuoti visuomenę, būti moderatoriumi, tas yra iš tikrųjų labai svarbu ir ta tendencija, ar ne, generatyvinio to urbanizmo ir visa kita radusis, na, prieš 30-metį kažkur, tai ne, pagaliau mus pasiekinėja ir tai labai faina, džiugina, bet aš norėčiau paantrinti Mindaugo minčiai ir teko irgi vienoje konferencijoje čia nesenai dalyvauti, europiečiai irgi komentavo situaciją, kuomet procesai tampa svarbesni už rezultatus, tai irgi į toli tai nenuveda. Klausimas, ar moderatorius, kuriuo turėtų tapti architektas, kokiomis vertybėmis turėtų vadovautis ir ar neturėtų jisai visgi turėti tos nemėgstamos vizijos galvoje, kad savo, na, tą pavadinkim švelniąją, nematomą gale, ranka, visgi moderuodamas kreiptų laivą į kažkokią tai, na, norimą kryptį. Nes jeigu tik tais pasikliauti, kaip jūs minėjote, Živilė, atsitiktiniais arba nenuspėjamais rezultatais, kuriuos, na, teikia bendruomenė, ar ne, ir neturėti kažkokio tai pagrindo stuburo, ar tai, nu, netaps vėlgi procedūros dėl procedūrų, padarysim procesą, sužinosim daug nuomonių, ar tai netaps vėl tokių, žinot, savitikslių rezultatų procesavimu. Tai labai netaktiškai pasielgsiu, bet aš pasakysiu, kad jūsų klausimas yra tikrai baigiamasis klausimas ir jį reikėtų ambicingai atsakyti kiekvienam iš mūsų, kiekvienam iš čia sėdinčių, atsakyti iš tikrųjų, ar mes tą visuomenės dalyvavimo ir ar būdami fasilitatoriais, ar iš tikrųjų, jeigu mes nebūsim pasirengę, neturėsime tos vizijos, kurios nelabai tu sakai mėgsi, bet iš tikrųjų, jeigu mes neturėsime to miesto, tos gyvenvietės, to rajono vizijos, tai ar mes iš tikrųjų turime kaip ir tokią moralinę teisę fasilituoti procesą, jeigu patys savyje neturime tos ambicijos ir nematome tos vizijos. Tai Reda, aš norėčiau nuo tavęs, vat jūs valstybės bendrai planą pradėsite neužilgo ir kažkas moderuos tą procesą. Ir kokia ta iš tikrųjų vizija to plano? Vizija gims darbo metu ir mes žinome, kad turime turėti naują bendrai planą, nes dabartinis baigia galioti 20 metais ir yra tiek, kiek dabar yra vizijos, kad urbanistinė chartija turėtų būti dalis to bendrojo plano. Taip pat yra didesnis dėmesys negu įprastai planuojama skirti analizės etapui, esamų duomenų surinkimui, apdorojimui, analizės esamos situacijos, kas įprastai dažniausiai prašokama, kalbant apie teritorijų planavimą. Tai bus didelis dėmesys analizės etapui, dar didesnis dėmesys koncepcijos etapui, kur turėtų gimti duomenų pagrindų, analizės pagrindų turėtų gimti konkrečios kryptis ar vizijos, kaip tai be pavadintumėm, ir tik tada sprendinių etapas. Ir sąmoningai skaidom tai į atskirus etapus tam, kad būtų proporcingai paskirstytas dėmesys tarp jų visų. Tai čia aš galbūt procesistiškai kalbu, bet neradom kito sprendimo tam, kaip kad procesinio skaidant į etapus, tam, kad nebūtų puolama piešti, braižyti, neišanalizavus ir nepasinaudojus tais duomenimis, kurie yra turimi, tuo labiau, kad tie surinkti duomenys planuojama, kad bus atviri ir prieinami ir bus galvojama, kaip nuosekliai ir tinkamai stebėti, kaip pasiūlyti sprendimai daro ar nedaro įtaką. Tai tiek dėl bendrojo plano, o dėl to proceso, tai iš tiesų galbūt mes per daug
ambicingai galvojam apie tai, kiek smarkiai turi architekto vaidmuo išsiplėsti ir sakom, kad jisai turi būti tas moderatorius. Tikrai neatmestina, kad galbūt architektas turi savo kompetenciją maksimaliai parodyti ir šviesti žmonės, su kuriais dirba, kad ir tos visuomenininkus dalyvaujančius derinimo procese, o taip pat galėtų pasitelkti ir tam tikrą mediatorių, kuris visą laiką padeda susikalbėti, ir mediacija Lietuvoje nėra populiari kol kas, bet aš matau, kad ateityje tai vis taps svarbiau ir svarbiau. Ir taip kaip mes sakom, kad per mažai specialistų dalyvauja tam procese, tai galbūt tai būtų vienas iš jų, kuris irgi būtų reikalingas, siekiant susikalbėti su žmonėmis, nes neretai yra kalbama skirtingomis kalbomis, specialistais su žmonėmis, gyventojais arba kitų sričių specialistais. Tai bendravimui ir formoms jo reikėtų skirti dėmesio, ir taip architektas yra vienas svarbiausių tam procese, bet jisai turi būti toks kompetentingas ir taip gerai mokėti pristatyti savo idėją ir ją pateikti ir padėti su ja susigyventi, kad pasiektų savo tą norimą rezultatą. Jisai turi gauti tam tikrą legitimavimą savo idėjos. Dėkojame labai, labai tikrai gražios natos. Deja, didesniem diskusijoms, kolegos, aš jau su jumis nebeturiu laiko, nes pasirodo, kad laikas irgi turi laiką. Tai turėčiome kaip ir atsisveikinti, bet merė, tai jūs jau pasakykite, pakvieskite kur žmonės, kad ilgiau pabūtų Panevėžy, kad dažniau atvyktų. Vis tik tai nesusilaikysiu trumpai, atsakęs į tą klausimą. Aš tikrai, man labai suprantamas Edgaro klausimas ir tiesiog manau, kad procesas privalo baigtis rezultatu. Trumpai. O šiaip tikrai dar kartą visiems dėkoju, tikrai niekur neskubėkite išsivaikščioti ir išsivažinėti, vakaras ilgas, Panevėžys turi ką pasiūlyti, todėl aš manau, kad mes šį vakarą dar ir susitiksime. Tiesiog atsiprašau, nes turiu išskubėti kitą renginį, bet dar tikrai sugrįšiu, nes šiaip mano širdis su jumis. Ačiū merui, ačiū visiems, kurie diskutavo, tiems, kurie klausėte, ir ačiū visiems, kurie organizavo šitą nuostabų renginį, kuris vadinasi Urbanistinis forumas.